Per neilgą ūkio gyvavimo laiką pasvališkiai ūkininkai Petras ir Aurimas Jurgaičiai įgyvendino 12 projektų, maždaug po 2 kasmet. Tai padėjo ūkiui sustiprėti ir plėsti gamybos apimtis. Tądien į svečius pas ūkininkus Petrą ir Aurimą Jurgaičius atvažiavo ne tik kaimo akademija, bet ir kolegos konsultantai. Užėjęs lėtingasis periodas dirbti trukdo, tad galima pasikalbėti neskubant. Kita vertus, nedidelis malonumas buvo visiems braidyti po šlapius pasėlius. Nors žemdirbiška veikla tęsiasi visą Petro Jurgaičio gyvenimą, jam teko dirbti bent 7 kolūkiuose ir bendrovėse, tačiau savarankiško ūkininkavimo stažas nėra labai ilgas. 5-6 metai. Pradėjus ūkininkauti, sakėt, ne plūgo neturėjote, dabar jau turite plūgą. Ar vertėjo plūgą įsigyti? Galbūt galima buvo ir toliau, tik tai tą seklį žemės dirbimo naudoti? Reiškia, vien skutant lėšas, dirvas ir šitą ir reiškia, neįmanoma gauti to maksimalaus derliaus ir vis vien arimo nepakeičia. Todėl, reiškia, po 4 daugiau metų nertos dirvos jos pradeda, reiškia, kaip sakyti, daugiau chemijos sirgti augalai ligomis įvairiomis ir kaip sakyti, ir neįmanoma jų praktiškai dirbti. O tai pradėjus arti pasikeitė ir derlius, ir augalų būklė, ir sveikatingumas pasėlė? Taip, praktiškai, reiškia, visos dirvos, kurios buvo ariamos, daug mažiau ligų ir didesnis derlius, praktiškai ant tonos, ant 1,5 tonos iš hektaro. Per tą laiką įgyvendinote jau daug projektų, ne po 2 kasmet, turbūt kokie tai buvo projektai? Stengiamės, reiškia, kuo daugiau pasinaudoti Europos paramą, nes savom jėgom kažko neįmanoma padaryti. Kokie tai buvo projektai? Pagrindinis didysis projektas buvo SAPARD, 1,5 milijono, o paskui šitie jaunųjų ūkininkų ir tie supaprastintos programos. Apie ūkininkavimo pradžią ir projektus kalbėjo ir sūnus Aurimas. Pradžia buvo iš tikrųjų sudėtinga, nes net technikos paprasčiausiai nebuvo. Buvo gal ten 2 traktoriukai, plotai buvo mažiau, reikėjo dirbti. Prasidėjo, aišku, visi čia finansavimai, Europos Sąjunga pradėjo rimti. Tada jau jaunosios ūkininkus 4 projektai yra įgyvendinti pilnai. Kokie tie projektai? Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas. Tai iš karto leido įsigyti technikos, naujos našios, su kuria galėjom dirbti. Automatiškai tada pradėjom plotus didinti. 1,5 milijono buvo maksimali ta suma, iš kuria leido didžiąją techniką įsigyti galingiausią. Tai būtų kombainas ir traktorius galingas, ir grūdų bokštai, džiovyklos. Nors iš pirmo žvilgsnio ūkio kieme netrūksta nei technikos, nei saugyklų, tačiau visiškam technologijų modernizavimui ūkininkai norėtų įsigyti teleskopinį krautuvą, pastatyti daugiau sandėlių. Pasėlių priežiūrai, žemės dirbimui, jų transportavimui daugmaž viskas sukomplektuota? Tiem dalykam kaip ir turim transporto, ir suvežimui, ir džiovinimui, ir sandėliavimui, bet kai plečiasi plotai, ir aišku, metai iš metų tie derliai gerėja, tai reikėtų papildomai dar. 500 hektarų ūkio naudmenų yra didelis melioracijos įrenginių tinklas. Paklaustas, kiek kilometrų susidarytų, Petras net nežinojo, ką atsakyti. Tiesiog labai daug. Melioracijos sistemos sensta ir jos būtinos restauruoti, remontuoti. Tai irgi praktiškai kiekvienais metais įgyvendinam po projektą rekonstruojami melioracijos įrenginius. Tai labai patogu, reiškia, nes, kaip sakyt, ne per daugiausiai kainuoja, pasinaudojama Europos Sąjungos lėšomis atnaujinam drenažą. Kaip pasikeičia apskritai paskui dirvožėmis, kaip pasėliai keičiasi, kai būna atnaujintas drenažas? Atnaujintas drenažas, tai reiškia, palengvina daug, kaip sakyt, prastesnis darbas ir didesnis derlingumas, nes kai sugedus melioracijos sistemos, jau, kaip sakyt, negalima dirbti.
praktiškai palieka tos įlankos nesėtos ir telkšo jos balose. Mūsų dirvos yra sunkus priemolis, nors turime ir plotų tokių, kur yra sunkios dirvos, molio dirvos, bet pagrindas yra tokios sunkio priemolio. Nu ir, kaip sakyt, energijos darbui daug reikalauja, bet jeigu viskas gerai padaroma ir laiku padaroma, tai galima tikėtis ir gerų derliaus. Kokie technologiniai niuansai privalomi yra ūkininkaujant šiame rajone? Ūkininkaujant šiame rajone, kadangi Pasvalio krašto dirvos ir nuo seno sakoma, kad yra Pasvalio moliai. Tai ta ūkininkavimo specifika irgi koreguoja šitą dalyką, ypač pavasarį, nes negalima nevalia ir perdžiovinti dirvos, o daugiau palijus ta dirva irgi labai greitai mirksta. Tai sėja turi pasirinkti sėjos laiką tai pagal dirvos fizinę brandą. Paprastai būna taip iš ryto dar šlapia, o vakare jau per sausa. Tai tokiu atveju ūkininkas labai turi gerai pažinoti savo dirvą ir pasėti tinkamų laikų, tinkamos fizinės brandos dirvoje. Tokiu atveju ir sudygimas bus geresnis, tolygesnis. Kai tolygesnis, geresnis sudygimas, be abejo ir vystymasis augalo visai kitoks. Pasvalio rajono dirvožemio savybės reikalauja vengti daugkartinio važiavimo per jį, kad nesusimintų. Sutaupyti, neriant, tik taisykliai dirbant galima, ar jau reikėtų rimtai pagalvoti prieš? Matot, šie metai, sakysim, irgi pakoregavo augalo vystymasi, kadangi kurie dirbo, sėjo tiesiogiai ir skubėjo šiais metais atsėti savo laukus, kadangi šitas regionas šiais metais labai nukentėjo nuo žiemos, sakysim, žiemos padariniai labai didelę korekciją davė, kadangi žiemkenčių praktiškai neliko, kur tik nekur ūkininkai pasiliko savo laukuose žieminių javų, kad turėtų sėklos ir, sakysim, pasisėję tiesiogiai. Tai buvo periodas su gausiu lietum, sakysim, dar papildomai užplakė tas dirvas ir šaknų vystymasis yra labai ribotas ir tokiu atveju ir padeginimai maitinimo metu, augalas labiau stresuoja. Čia yra padeginta truputį su karbamidu. Padeginta su karbamidu. O toks padeginimas, kaip jis atsilieps? Jisai neatsilieps, kadangi vėliavinis lapas ir antras lapas yra pilnai švarūs gražus. Čia tik tais viršūnėlė, bet žalumos dar užtenka tam lapui, tai per daug nieko neatsilieps šitas padeginimas derliui. Kaip įvertintumėte šio ūkininko pasėlius, jų būklę dabar? Manyčiau, tikrai pasėlių būklė šiuo metu tai yra gera, sakyčiau, ir be abejo didelę įtaką turėjo pats oro sąlygos, įtakojo tai ir palyja, ir šiluma. Tai augalai vystėsi tikrai gerai, sakyčiau. Sudygimui be abejo turėjo tas įtakos, nes yra ūkija ir sėta tiesiogiai, sakysim, į žieminių kviečių laukus, juos minimaliai padirbus. Šiaurės Lietuvoje gal kenkėjam per šaltą, lygoms nepalankios sąlygos? Ne, sakyčiau, kad lygom ir kenkėjam Lietuvoje sąlygos yra tikrai šiais metais gan palankios, nes ir amarų antplūdžiai javuose yra gana gausus ir rapsuose, sakysim, su žiedinukais problemos, kaip ir kiekvienais metais, dažnai tenka važiuoti į laukus ir prieš sudykstant, sakysim, dygimo momentų rapsuose irgi pradžių buvo antplūdžiai labai dideli. Taip, kad kai drėgna ir šilta, tai ir kenkėjam, ir lygom plist sąlygos yra labai geros. Nežiūrint šiaurė ar pietus? Ne. Petras Jurgaitis jau skaičiuoja šių metų praradimus. Vasarojus kažin ar atseikės tiek, kad pasidengtų veltui nuėjusios investicijos į žieminius pasėlius. Praeitą žiemą tai buvo tragedija. Ir tas atėjęs pavasaris, toks ištemptas, sukėlė labai daug problemų. Ir praktiškai 90% visas pasėlius teko atsėti. Tai kokie nuostoliai? Nuostoliai apytikriai 250-300 tūkstančių turi būti.
Na, o dabar iš vasarojaus, ko tikitės? Ar kažkiek padengs tą žiemos padarytą nuostolį? Nu, šiemet po tokios žiemos kažkokio didelio pelno nėra ką tikėtis, kad išeitume ant lygių ir tai labai džiaugtumėmės. Tai sumanytus planus ir investicijas teks atidėti. Kur skaičiuojama, ten ir nauda gaunama. Jurgaičiai stengiasi atpiginti pasėlių priežiūros darbus, o derliaus gauti daugiau. Stengiamės mes ir ateityje turbūt naudosim daugiau augalų sėsim, kad užart žaliai trašai ir, kaip sakyt, naudosim daugiau organikos. O jūsų ūkis augalininkystės, tai organika iš kur? Organiką taikom gauti iš paukštynų. Reikia manyti, kad tokį sprendimą lėmė dvi galvos – tėvo ir sūnaus. Jo labiau, kad abu agronomai. Vienas 44 metų darbo patirtį turintis, o kitas bebaigiąs studijas. Pats studijuoji agronomiją, ne? Taip, baigiau agronomiją bakalaurą. Ar pasirinkai specialybę dėl to, kad ūkininkavai, ar ūkininkavai dėl to, kad jau buvai pasirinkęs profesiją? Dėl to čia viskas sutapo kartu, reikėjo žinių, pradėjome ūkininkauti, automatiškai kažkur reikėjo tų žinių semtis. Ir va čia agronomijos studijos labai padėjo. Automatiškai baigiau bakalaurą ir automatiškai kažką norėjau dar biškį pasitobulinti, dabar jau magistras jau į pabaigą. O kiek verslumas reikalingas ūkininkui? Dabartinis ūkininkas palikęs, nežinau, kaip verslininkas, jis kitaip net negali. Jis turi chemiją kuo pigiau nupirkti ir grūdą kuo geresnį užauginęs, geresnę kainą brangiau parduoti. Nu, tai čia ūkininkas 5 viename. Toks požiūris pasiteisina. Kasmet Jurgaičių ūkyje užauginama apie 2,5 tūkstančių tonų grūdų, nemažai rapsų ir viskas sėkmingai parduodama.